Šiandien iš Rusijos federacijos atkeliauja svarbios naujienos. Ukraina paleido savo dronus į Rusijos naftos infrastruktūrą, suduodama vieną iš skaudžiausių smūgių. Situacija tapo tokia rimta, kad Rusijos analitikai skambina pavojaus varpais, o visa šalis ruošiasi didžiausiam ekonominiam smūgiui per daugiau nei pusę dešimtmečio. Pastaruoju metu Rusijos ekonomistai perspėjo, kad dabartinė ekonominė padėtis oficialiai yra blogiausia nuo COVID pandemijos laikų. Ypač svarbu paminėti, kad Rusija buvo priversta sumažinti naftos gavybą iki 400 000 barelių per dieną iškart po pakartotinių Ukrainos dronų atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir uostus šį mėnesį. Šis sumažėjimas yra didžiausias mėnesinis gamybos nuosmukis nuo COVID laikotarpio, nors Rusija bandė slėpti naftos gavybos duomenis netrukus po karo Ukrainoje pradžios, motyvuodama nacionaliniu saugumu. Siekdamos atimti iš Rusijos bet kokią galimybę pagerinti situaciją, Ukrainos pajėgos taikėsi į 4 pagrindinės su nafta susijusias Rusijos įmonės, o pirmoji buvo Novokuibiševsko naftos perdirbimo gamykla Samaros srityje. Tai svarbi perdirbimo vieta, kurioje smūgis sukėlė didelį ir stiprėjantį gaisrą. Žalą privertė Rosneft sustabdyti veiklą šioje gamykloje, įskaitant svarbiausius perdirbimo įrenginius ir uosto infrastruktūrą. Netrukus po to Ukrainos dronai smogė ir Sizranės perdirbimo gamyklai, surengdami dar vieną ataką. Smūgis sukėlė gaisrus saugojimo talpyklų zonoje, tai esminis mazgas, kuriame tvarkoma nafta iš vakarų Sibiro. Ši įmonė užtikrina vidaus tiekimą, upių transportą Volgos upe ir naftotiekio eksportą į Novorosijską. Toliau į šiaurę ilgo nuotolio Ukrainos dronų smūgis buvo nukreiptas į Vysotsko uosto terminalą Leningrado srityje, sukeldamas gaisrą naftos įmonėje. Šis terminalas per dieną aptarnauja apie 180 000 barelių naftos, todėl yra svarbus siauras taškas Rusijos eksporto tinkle. Krasnodaro krašte kilo gaisras Tichoretsko naftos siurblinėje, kurį pirmieji užfiksavo NASA gaisrų stebėjimo sistemos. Šis stotis yra itin svarbus vidaus mazgas Rusijos naftotiekio sistemoje, tarnaujantis kaip siuntimo punktas, kuriame integruota siurblinė infrastruktūra, saugojimo įrenginiai ir perkrovimo terminalas. Šie smūgiai rodo aiškią Ukrainos strategiją sistemingai ardyti Rusijos naftos infrastruktūrą kiekviename gamybos etape. Papildydamos šias atakas, Ukrainos pajėgos taip pat taikėsi į Volgogrado, Tichoretsko naftos produktų vamzdyną, vieną pagrindinių arterijų tiekiančių dyzeliną į pietų Rusiją, einantį nuo Volgogrado perdirbimo gamyklos iki Tichoretsko ir toliau iki eksporto terminalo prie jūros. Dėl šios atakos didelio masto gaisras kilo Tingutos dujų siurblinėje, kur Ukrainos dronas pataikė į 4 kuro talpyklas. Dar toliau į pietus kita ataka buvo nukreipta į linijinę gamybos ir siuntimo stotį Krymskoje, kuri yra Rusijos Transneft naftotiekio sistemos dalis. Ataka sukėlė gaisrą elektros pastotėje, esančioje šioje įmonėje, kuri atlieka svarbų vaidmenį regiono naftos transportavimo logistikoje. Palydovinės nuotraukos rodo didelę žalą, dega saugojimo talpyklos. Ukrainos ilgo nuotolio dronai taip pat smogė naftos saugyklai Sevastopolyje, sukeldami gaisrus uosto teritorijoje, kurios Rusijos pajėgoms buvo sunku užgesinti. Liepsna tęsiasi ir antrą dieną Juktorsano naftos saugykloje, o tai rodo ilgalaikę žalą kuro saugojimo infrastruktūrai. Palydovinės nuotraukos patvirtina, kad sunaikintos bent 2 kuro saugojimo talpyklos. Siekdama išplėsti savo kampanijos mastą, Ukraina taip pat smogė už pagrindinės perdirbimo ir transporto infrastruktūros ribų, buvo atakuotos 2 jūrinės gręžimo platformos Kaspijos jūroje, kurios priklauso aktyviems regiono naftos telkiniams. Šie smūgiai sutrikdė visą Rusijos naftos gavybos ir eksporto grandinę, sumažindami jos gebėjimą išgauti naftą, ją perdirbti ir transportuoti į eksporto centrus. Ukrainos atakos prieš Rusijos Juodosios ir Baltijos jūros uostus lėmė, kad Rusija neteko 40% savo naftos eksporto, tai didžiausias naftos eksporto nuosmukis nuo COVID laikų, pabrėžiantis šių operacijų svarbą mažinant Rusijos naftos pajamas. Tai neleidžia Rusijai pasinaudoti sparčiai kylančiomis naftos kainomis, susijusiomis su karu Irane. Jei Ukraina nebūtų to sustabdžiusi, tai galėjo sumažinti didėjantį Rusijos biudžeto deficitą, kuris per pirmąjį ketvirtį pasiekė $59 milijardus ir pranoko 48 milijardų prognozuotą šių metų deficitą. Apskritai, nuolatiniai Ukrainos smūgiai Rusijos naftos infrastruktūrai pasirodė itin veiksmingi, jie didina gamybos nuostolius ir kelia grėsmę viso naftos sektoriaus žlugimui. Šioms atakoms tęsiantis, jos dar labiau silpnins Rusijos energetikos sektorių ir fiskalinį stabilumą.
Ekonomistams jau perspėjant apie artėjančią krizę ir didžiausią nuosmukį nuo COVID laikų, nuolatinis spaudimas naftos infrastruktūrai gali paspartinti ekonominį blogėjimą. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.